Esi Ženys. Sveiki. Ačiū, kad pasakėte mūsų pradžią. Norėčiau paklausti, ar kada nors jūs buvo nusivedę seneliai, močiutės ar dėdukai į kokį nors cirką. Tai čia vienas ir tas pats seneliai ir dėdukai. Bet vis tiek, Kas vis tiek? gegėjai. Iš kur žinai? Kai pagyvensi, tai sužinosi. Bet kad jie negyvena. Gyvena jie jau 10 metų. O kiek laiko gyvena? 10 metų. Turiu omeny kiek sekundžių. 10 metų. O kiek dienų? Gerai. Tai ar kada nors jūs buvo nusivedę į kokį elektrinės cirką? Taip į elektrinę buvo. O į cirką? Ir į cirką buvo. O kaip ten cirke viskas vyko, galite papasakoti? Tai yra konfidencialu. O jei rimtai galite papasakoti? Taip. Prašau, pasakokit. Tai va, buvo taip. Vieną kartą buvom cirke. Ir viskas. Ar galite apibūdinti, kaip ten cirke viskas vyko, ką ten performino visi kokie pydarai? Jo dramblys žaidė su kamuoliu. O kas dar? Ir akvariumas buvo. Labai patiko man akvariumas. Buvo ir saugusiems, bet aš pro kaštelį pamačiau, kai žirafa čiulpė drambliui. Ir bibirausi čiulpė vienu kartu. Net nežinau, kaip taip įmanoma. Bet seneliai irgi buvo išėję, nes jiems tik tais 10 metų buvo. Tai irgi išvijo, bet jie pro kraštelį žiūrėjo, irgi pamatė. Labai patiko jiems irgi. Sakė, gerai, kad vibratorių pardavė su skėčiu. Tai dar buvo liūtas, kuris šokinėjo per bezdantį kaminą. Tai buvo irgi smagu, bet senelėms tai buvo irgi smagu. Dar buvo ožka, kurią piso žmogus. Visi juokėsi ir vadino jį ožkapisiu. Nežinau, kodėl tai buvo. Tikriausiai todėl, nes jis yra ožka ir piso ožka. Dar buvo triušiai. Triušiai tokie mieli buvo, bet akvariumas juos suvalgė. Tada dar buvo australiška kengūra, kurią visi valgė. Dar šitas buvo krokodilas, visi jį pravardžiavo ir piso per uodegą. Ir viską pasakėte? Ir taip. Gerai. Toliau, kaip jums sekdavosi per Skype'ą susirasti draugų? Gerai, turiu net 30. O ar galite juos pavardinti? Ne, Kodėl? nežinau, tai negaliu ir tiek. O bent vieną kokį šūdiniausią draugą pasakykite. Fuck you. O ką dar norite pasakyti į eterį? Tai nieko aš nenoriu pasakyti į eterį. O į ką norite pasakyti, ką nors? Į bezdantį negrą. Smagu atrodo. Ne, aš ne rasistas, jūs čia rasistas. Bet vis tiek, jūs tokies rasistų meistras. Taip, aš taisau ratus. Pasirodo, jūs taisote šulinius. Ar taip? Ne, aš taisau ratlankius. Šulinas? Ne, aš taisau metalą. Grindinį. Gerai, noriu jūsų dar paklausti, kokį darbą turėjote dirbti, kai jūs priėmė į kontrvenceralų darbą? Tai kokį darbą? Aš nedirbu jokio darbo. Ir išmokyt kalbėti. Kodėl? Kas, blėt, kodėl? Nežinau, kodėl žodis toks yra. Aš žinojau, kad kanalizacija turi 3 įėjimus ir išėjimus. Ne, ji turi tik vieną ir pusę išėjimo. Iš kur žinai?
kaip pagyventi, tai sužinosi. O ar galite pasakyti, kokiomis jūs lygomis sergate? Ahma, kurva, sergu. Ir. Sergu imu. Aš nesergu. O ką jūs vartojate? Ką vartoju? Viską vartoju iš karto. O galite pavardinti ką? Kokius daiktus, kokius žmonės? Batoną vartoju, bet dabar pradėjau kažką kitą vartoti. Pradėjau vartoti polistireną. O ar jums nėra jokių supistų efektų po šito polistireno efekto? Taip ir aš mirštu dažniausiai. Kiek turite gyvenimų? Tiek, kiek bebras turi. Tai vadinasi 3. Ne, bebras turi daugiau, nes aš bebras. O ar įdomu būti bebru? Aš ne bebras. O kas jūs esate? Aš žmogus. Bebro pavydalą? Ne, žmogus, ką jūs čia su savo bebrais, eikit toliau savo koldūnų. O jūs nenorit koldūnų valgyti? Nenoriu. Kodėl? Todėl visi pagaminti iš bebrieno. Bet jie sumaišyti ir su žalia. Aš ne bebrieno. O kas jūs esate? Žmogus. Kokio pavydalo? Žmogus. O ką jūs apsiaunate, kai einate į... Nusiaunu trusikus. O ką apsiaunate, kai einate į savo tualetą? Tai ką man eiti į tualetą, jeigu aš turiu ten apsirengti? Ką aš apsirengiu? Nieko aš neapsirengiu, aš kai einu į tualetą, tai visada nusiimu trusikus. Kodėl? Kas, kodėl? Žuvys skraido. Kodėl jos taip? Nežinau, žmogus, aš ne žuvis. Gerai, dabar noriu pašnekinti kitą pašnekovą. Jis pasiruošęs mums pasakyti daug įdomių dalykų. Tai vadinasi, mums pasakys įdomių dalykų, Junior, žemė ir oras. Ką naujo vėl pasakysite? Žolė. O koks bebryns? Nežinau, žmogus, aš paukštį. Koks paukštis? Aš žmogus, kas paukštis, tu paukštis, aš nežinau, kad tu čia kalbėjai. Žinau, kad aš paukštis, o koks jūs esate? Kokia jūsų mana? 9 mano mana. O kiek manų košės ėdate per dieną? Neėdu aš košės, aš tik valgau. O jei ėstumėte, kas būtų? Daug suėsčiau. Kiek tai būtų daug? 1 kruopą. O kaip jūs ją ėstumėte? Suvalgyčiau su ranka. bet kaip? Su pirštu. Kuriuo? Viduriniu. Tai vadinasi su nosim? Ne, su žmogum. Kokiu? Valka, tai jis man padėtų, aš neturiu rankų. O ką jūs turite vietoje rankų? Kaip supras, nežinau. O kas pas jūs vietoje rankų yra per daiktas? Berankis aš. O ar jums neauga kartais žebro kojos? Neauga, tik kojos auga. O kas dar jums auga? Viskas auga. Pavardinkite. Bebryną. Ką mėgstate valgyti, pasakykite. Koks jūsų mėgstamiausias maistas? Ten tokie makaronai. O kaip jie vadinasi? Kebabas. O iš ko jis padarytas? Iš kebabas. O iš ko iš kebabas padarytas? Iš asfalto. O iš ko asfaltas? Kas asfalt, nežinau, kad tu čia kalbi. O iš ko padarytas betoninis grindinis? Iš žemės oro. Žemiško oro ar tokio kaip medžio, medienos, grybos formos blondinės? Žemės ir oro pagaminta. Nu, šitais mūsų bebro žodžiais kaip ir žinios baigėsi. Ar norite pasakyti ate? Ne, labanakt noriu pasakyti, nes... Sakykite.
nes jau labai daug valandų, net 5. Viso gero.